Sveiki mano draugai elektrikai. Šitas video bus skirtas kaip ir jums, nes aš grįžtu į vieną labai gerą seną vietelę, kur mes kokie 25 metai atgal dirbome, tai Didžiasalis. O pakeliui mes ką sutinkam? Dietkauščizną. Įvažiuojam į Dietkauščizną. Kažkada tai mes labai išvengiam, atsimenu, iš šito miestelio, bet dar čia matosi yra kažkokia tai gyvybė aplinkui. Žodžiu, pabandysiu užvažiuoti aš į šitą miestelį ir dar pasižvalgyti. O tai va, kol kas atrodo Dietkauščizna, kelios trobos. Aną kartą, kai čia buvo, man atrodo, mažiau trobų, dabar neatsimenu. Bet čia žmonės tvarkosi, nėra taip čia jau visai kaip aš tikėjausi. Aš galvoju, kad čia mes absoliučiai nieko nepamatysim. Kad jau šitas kaimas bus ištrintas iš žemėlapio, bet dar kaip matau, dar čia yra gyvybė, egzistuoja, neišnyko. Žodžiu, pasienio ruože šitas miestelis turbūt ant cigariukų ir ant šnapso išsilaiko kažkaip tai kontrabandinių. Gandrai irgi čia gyvena Dietkauščiznoj. O kokie tai fainoliai. Štai va, gražuolis, Didžiasalis. Varom pasižiūrėti, pažiūrėti, kas tenais jame yra. Nebuvo 25 metus ir bus žiauriai įdomu pasižiūrėti, kaip jisai išsilaikęs dabar. Ten tolumoje matosi katilinė mūsų. Jau ten medžių priaugę, jau kažkada buvo plynas laukelis toks nedidelis. O šitą parduotuvę Aibė, kur pamenu, mes pirkom teftelius. Štai va, gražolė mūsų. Kaip tik radau dar vieną moteriškę, kuri rusiškai šneka. Nuėjo jinai kažką tai pakvies, gal mane įleis į vidų ir aš šiandien galėsiu apsidairyti, pavaikščioti su kamera. Būtų labai smalsu užeiti į vidų. Aš dar praeisiu greitai su kamera, biškį noriu draugam parodyti tiem visiems, su kuriais aš šiandien darbavausi, dirbau, čia daug prakaitoje, visi buvo išlieję. Visi taip, bus įdomu pasižiūrėti. Dėkui tau labai. Pabendravau šiek tiek su katilinės šitų viršininkų, jis mane jau įleido, sakė, gali čia pasivaikščiot, pasifilmuot kažką, kas tau įdomu. Bet čia pasikeitė, biški, čia kažkas aš šitą kažkaip kitaip atsimenu, šitas kažkaip kitaip stovėjo. Čia tokių pasikeitimų, šitus katilus atsimenu. Atsimenu šitas būdelės. Žodžiu, čia biški šiek tiek kažkas tai kitaip, bet blin, vis tiek čia toks geras jausmas vaikščiant, žinot, kad čia kažką darai, čia kažką tai jungiai, čia kabelį kažkur tai atsimenu, čia buvau biški su kabeliu kažkurio tai atėjęs, kažkokio tai dačiko per trumpų. Yra čia tokių lengvų kasiekėlių, bet sakė, viskas normaliai, viskas veikia. Einam, pasižiūrėsim dar prie šitų spintų, kur su Donatu garaže surinkinėjom šitas. Čia va, mano kasekas va. Dar čia kažkur turėjo būti vienas kasiekėlis, bet aš dabar jau nebeatsimenu. Pasižiūrim. Va, automatėliai sujungta, viskas gražu, 25 metai, aš manau, kažkur tai praėjo plius minus. Aš čia kaip bandžiau skaičiuoti.
ten viršui. Va ten buvo stelažas, va čia va stovėjo. Su Donce virinom kažkurį ten Kronšteiną. Ir mane labai pradėjo kratyti elektrą. Atsimeni, Donce? Ai, vien geras, nu. Įdomu. Aš labai džiaugiuosi, kad radau čia dirbančių žmonės, kurie leido mane. O čia yra buitinės patalpos senais, kur atvažiavom ir sienų nebuvo. Iš elektrą turėjom padaryti. Dabar jau matau, sienos pastatytos. Elektra visur. Čia apšvietimas išildžiota. Čia net nežinau kas. Tai va, tokia trumpa, kupina sentimentų, nostalgijos diena pasivaikščiant po šitą katilinę seną, gerą. Вау! Нормально не может быть. O čia taigi kažkur tai gėjo tas senas, geras, legendinis griovys žeminimui. Kiek čia va buvo išlieta prakaito ir keiksmažodžių, ne viena tirada buvo paleista. Čia kur Vyga atsistojęs ant krašto griovio sakė: aš, blet, visas griovius mirdžiu. Vyga jau buvo polęs į šiokią tokią paniką, depresiją turbūt. Bet galiausiai mes vis tiek iškasėm. Čia buvo samdomi vietiniai dar kažkokie tai, nežinau, man, kaip aš atsimenu, tai tokie mėgstantis pagerti. Jie kasė, čia kas tik tai nekasė, čia ir kas tik tai nesikeikė. Bet galiausiai viskas mums pavyko padaryti ir šitas objektas, kiek pamenu, Rimantas Dulskis, kaip sakė, pridavėm iš karto, be jokių ten kažkokių tai kasiakų ar kažko tai. Tai kad jie dar sakė, kad šitą visą katilinę Didžiasalio rodė per televiziją. Tai, žodžiu, sakyčiau, visai neblogas pasiekimas, o dabar reikia eiti šiek tiek pasidairyti po patį miestelį. Einu dabar paieškot vietelės, kur Vovčikas tapo rankų lenkimo čempionas. Kažkur tai čia šita vietelė turėtų būti už darželio, va tenais, kiek aš pamenu. Man regis radau tą vietelę, kur Vovčikas tapo rankų lenkimo čempionas. Va čia regis šitą vietą mes atsimenu, įeinam čionais ir įsipilta alaus pilstamo ir mums pasitinka 3 vietiniai tokie, matosi, mėgstantis pagerti vaikinai ir vienas iš jų tik grįžęs zekas. Ir iš karto pamatė Vovčiką ir sako: davai lenkiam rankom, laužiam iš alaus. Nu, Vovčikas į tokius reikalus niekada jisai nespjauna ir jam čia tik tai buvo toksai iššūkis kaip saldainiukas. Žodžiu, istorija ta, kad taip, Vovčikas nulaužė ranką tiek kairę, tiek dešinę, mum įpylė alaus ir viskas baigėsi be jokio mordabojaus, nes aš jau galvojau, nu, tikrai jau šiandien čionais tikrai kraujas liesis laisvai, bet viskas, ta prasme, baigėsi kažkaip netikėtai labai gerai.
O šiaip aš jau čia vaikštau gal kokį gerą, 15-20 minučių po patį miestelį. Palieka labai neblogą įspūdį, neskaitant vat tokių gražių pastatų apleistų. Čia žiauriai išdaužyta, viskas matosi, langai buvo sudėti nauji kažkada, tai bam, atėjo vandalai išdaužė, viršui matosi, berželiai auga. Tokių pastatų čia dar netrūksta, bet, žodžiu, visai čia aš gan mielai ir jaukiai jaučiuosi. Daug žmonių senų, vien praktiškai seni žmonės aplinkui. Bet pats faktas, kad čia viskas daug geriau negu buvo prieš 25 metus. O kiek pamenu, tai čia buvo mūsų apartamentai kažkada, tai mes 4. aukšte, man atrodo, mes gyvenom. Tie mūsų langai buvo kažkur tai ten. Tai pirmą kartą, po to mes gavom kažkur tai čia kitus apartamentus gyventi. Ir čia ta istorija, kur buvo, mes su Vovčiuku susiradom čia tokių draugių, šiek tiek ir įsimetėm pabaliavot, buvo penktadienio vakaras. Ir mes kaip ir pabaigėm, alutis pasibaigė ir tą vakarą aš didvyriškai išėjau ieškot dar alučio su vietinė mergaitė, kuris sakė, nebijok, eisi su manim, bus viskas gerai. Tai žodžiu, aš išeinu iš tos laiptinės ir ten, aš nežinau, ten kažkur tai krūmuose jau girdžiu, vyksta kažkokie riksmai, triukšmai, jau ten kažką tai pjauna, ten daro, nežinau, ten vyksta kažkokie tai baisus dalykai. Čia šitoj vaikštelį, čia kažkur tai buvo pasieniečiai pasistatė džipą ir su mergom šoko ratelį. Biškį pagėrę, atsipalaidavę kažkur tai čionais. O mes su mano nauja draugė ėjom į disko barą, kuris čionais visai netoli randasi. Tai kur tas disko baras, jisai tenais, jis jau bus užaugęs visas net nesimato tenais. Einu, aš arčiau pasižiūrėsiu. Žodžiu, aš einu iki disko baro. Ten kažkur tai pasieniečiai tūsinasi, tamsu, nors į akį durk. Ir čia dar šitoje vietoje nebuvo asfalto, čia buvo žvyrkelis. Ir mes prieinam kažkur tai toj vietoje kažkur tai. Kai priėjom, čia vyksta baisinė drakė. Kalasi mergos. Čia viena kažkur tai pana guli, jaučiu be sąmonės baloj. Kaip šitoj kokioj tai guli baloj, kita ją tenais su koja spardo. Žodžiu, vaizdelis tenais buvo ne koks. Tai čia kipišas baisinis vyko. O tuo metu aš einu su mano nauja draugė į šitą disko barą. O, žiūrėk, čia geras, dar ir pavadinimas išlikęs. Tas pats disko baras. Vau, aфиgenai. Gal dar į vidų pateksim, ne? Ne, vadinasi, pabučiuojam į spyną, į vidų mes nepateksim. Žodžiu, įėjus ten į vidų, mano draugė kažkur pasiplauna nauja, o aš likau prie baro laukti, kada kažkas ateis manęs aptarnauti. Tuo pačiu metu šone, matau, sėdi 3 vyriokai pagėrę tokie ir viena moteriškė tokia bajava. Ir ką, ta moteriškė įspaudusi kampą tą vieną pagėrusi dėdioką ir taip jam pys duoda. Pizduliai gerai. Jį paliko taip gulėti ant to suolo, jis ten kaip ir biški sąmoningas, biški nesąmoningas. Liko gulėti, moteriškė atsistojo ir eina link baro. Toks vaizdas buvo, kad dabar ateina man pizduliai duot, bet pasirodo, ta moteriškė yra barmenė, kuri mane labai maloniai aptarnavo. Tai va, tokie mano prisiminimai būtų iš Didžiasalio penktadienio vakaro alaus paieškų. Galim čia gal įlįs biškį pažiūrėti, ką čia nais.
O matosi, kad šiandien remonto baisiai reikėtų, norint atgaivinti šitą disko barą. Bet kažkada čia vyko stiprios tusovkės. Vienoj pusėje va kokie gražus išpuoselėti Didžiasalio kultūros namai. O čia kitoj pusėje kokie gražus išpuoselėti Vaiduoklių namai. Apleisti visiškai. Langų nėra. Apatiniai langai užkalti, yra užmūrinti, įėjimas turbūt į laiptinę irgi nelabai įeisi. Žodžiu, vaizdelis žiūrint į tuos Vaiduoklius yra toksai ne kažką, bet gal kada nors jie atgis iš naujo, kas mažai tikėtina. Čia, kiek suprantu, yra vietinė autobusų stotis, o po dešinę ten turgelis matosi. O, pravažiuosiu. Jo, čia tokia kaip sekmadieninis, gal šeštadieninis turgelis vyksta Didžiasaliai. Čia už nugaros ir visur čia nais aplinkui ta buvo sena legendinė plytelių gamykla. O čia dar kažkoks pastatas yra likęs, tenais yra ženklas parašyta privati valda. Tai jau čia kažkas bus išsipirkę ar nežinau, nu greičiausiai išsipirko ir nežinau, čia kažkokias dirbtuvės gal pasidarė. O čia vat kokie tai likučiai likę iš tos gamyklos. Bet aš dar atsimenu 25 metai atgal, tai čia dar stulpai tokie betoniniai stovėjo. O dabar tik tai va kažkokie tai griuvėsiai ir turbūt sunkiai galėtum pasakyti, kad čia kažkada tai buvo kokia tai gamykla. Su tokiais dar betoniniais blokais galiu čia pastriksent. Va, aš atsimenu va šitas vasijas, jos dar būdavo stačios. Nu, žodžiu, gamta pasiema savo po truputį gamyklą plytelių. Nežinau, koks čia pastatas buvo, bet iš jo jau praktiškai nieko čia nėra likę. Opa, toksai tai. Opa. Bomžai nemiega kokie. Ne. Какая почина файна. Польська užrašyta. Raguva, slyva. Oi, kiek čia visko prirašinėta. Čia kas. Opa. O. Čia stipriai avarinės būsenos viskas. Tum. Pist. O. Matosi, kad čia remontas jau nebepadės. Birželiai ant stogo auga šio pastato. O man po dešinę į tą pusę, po tą pusę Didžiasalio miestelis. Čia gan aukštokai. Tum. Gerai, reikia neždintis iš šiandien, kad kol koksai blokas ant manęs neužsivirto, ar pas aš kažkur tai šiandien nenusiverčiau.